žinot tą momentą, ne, kuris maždaug ateina kas pusę metų, kai tu jauti, kad tau desperately reikia tavo charakterio tiesiog upgraido. Ir paskutinį kartą, kai buvo šitas momentas, aš nusikirpau plaukus, tai mes šiandien jų neliečiam. Tai va šiandien dabar yra tas momentas. Aš pagalvojau, kad aš visai norėčiau naują auskaro, nes paskutinę savaitę laiko nešiojau netikrą žieduką ant nosies šono ir jisai man žiauriai patiko ir aš tada išėjau į night outą, ir pamečiau tą auskarą. Tai žodžiu, šiandien įsiversim tikrą. Gerai, tai bairis tas, kad nors aš tipo ir užsiregistravau, bet ten kažkaip neperėjo ta registracija ir kad sako, galima neužrašyti kitai dienai. Bet šitie momentai neveikia taip, kad kitai dienai, aš noriu dabar. va dabar. Tai mes einam su Ugne ieškot, kas man dabar pravers auskaras. Šiaip yra dar grašva, piercing, man rodos čia kažkur netoli. Bet irgi būtų žiauriai fuksas, kad mane taip priimtų. Nu, bet taip, gal. Sveiki. Ar būtų įmanoma pas jūs dar šiandien prasivert nosies auskarą? Okei, supratau. Ačiū jums visą. Rokytės. Gegužės vidury. Supratau. Gerai, tai tada rezervuojam, manau. Kas sakė? Be 10:06. Tai Okay. už valandas. Okay. Gerai. Varom įsibrauko. Gerai. Kažkur čia buvo, ne? Nebus tame va įėjus į tą, tipo, gatvę iš karto po dešinę. I think it's this street. This street? Yeah, and then on the right. This street? No, wait. That one, yeah. Okay. And then On the right. Okay, thank you. Thank you very much. That one? Yeah, that one. Okay. Neštrausi. Tai žodžiu, neleido meistras filmuoti salone, nes prieš tai turėjau labai blogų patirčių su tokiais dalykais, bet we got it. Ir dar prie to pačio šiaip turėjau dar 2 auskarus, kurie verėsi pas mane va čia šitoj vietoj. Nežinau, ar matot, bet tipo, jie man iškrito ir aš paskutinius pusę metų nesugebėjau jų pačių įsivert. Mano gal 5 kiti draugai bandė man juos įsivert. Irgi nepaėjo. Aš net nagus buvau nusikirpus dėl to, kad ten sugraibyti ir įsukti, nu bet žodžiu, nesigaudama. Tai aš jau paprašiau, kad man dar tuos auskarus įsuktų, jis dar tuos auskarus įdėjo, mes paplepėjom, šiaip žiauriai fainas meistras. Gaila, kad negalėjau pafilmuoti viso proceso, verkiau nemažai. Bet tipo, kaip ir meistras sakė, visi verkia beveik, kai duri į nosį, nes čia tas pats, kai spuoga kokis spaustas prie nosies ar plaukai įsitrauk, nu tiesiog žiauriai jautri vieta. Tai man tik pravėrė, aš jaučiu lašą ant maikės, tiesiog ašaros. Nu bet anyways, aš žiauriai happy esu. Dabar turėčiau neužilgo susitikti su draugu, bet neturiu nei interneto, nei minučių, nei skambučių, išėjau iš pildiko, nieko karočio neturiu. Nežinau, kaip su juo susisiekti. We'll see, net neturiu kaip Boltą įsikviesti namo, tai eisiu dabar. Ai, nu ten tą lemenę, kur pasirodo background'e gulėjo, tai mano. Šitam kambarį biški betvarkė, čia visur. I know, aš esu vidury namų tvarkymosi proceso, kuris užtrunka jau maždaug pusę metų. Tai taip, grįžau dabar namo po ilgo pasivaikščiojimo, ne savo norų. Ką, mužiukai, na. Say hi. Visai neužilgo varysiu atgal į miestą su kitų draugų sidru išgert. Man patinka sidras, siūmiai. Ir šiaip, having drinks with friends yra labai smagu. Ir kai jūs būsit to amžiaus, kada galėsit tą daryti, jūs irgi tą darysit. Taip, kad pasilaikykit savo komentarą, nors ne, komentuokit, engagementas, nice. Bet kame esmė, aš šitas laisvas 15 minučių, kurias dabar turiu, noriu išnaudoti tam, kad susidėt daiktus, nes rytoj varau į Nidą. Aš net nežinau, ko man reikia iš tikrųjų. Maudimuko tai tikrai. O varau į Nidą todėl, nes rytoj su Red Bullu ten turėsim filmavimą. Kaip ir praeitais metais, lygiai taip pat ir šiais, vyks Red Bull 2-1-1 varžybos ir tai principai yra kaip triatlonas. 4 žmonių komandos atlikinėja rungtis, tai važiuoja su dviračiu 30 km, bėga 11 ir plaukia baidarėm 7 jūrai. Ir kiekviena iš šitų rungčių turi savo ambasadorius, kurie tas rungtis padaro anksčiau,
nustato laiką ir tada žmonės, kurie varžybų dieną netyčia nežinodami pasieks ir pataikys konkrečiai tą laiką, jie irgi bus už tai apdovanojami. Lygiai taip pat kaip ir praeitais metais, aš esu Baidarės rungties ambasadorė, kartu su šiandien pasikeitė planas, turėjau varyti su Laura Dragūnaitė Baidariai, bet jinai susirgo, tai dabar varysiu su Damke, kur kašę mėta. Jo, ir mes praktiškai visą dieną praleisim Nidoj, manau pasiimsiu jūs kartu. Ir pasirodo, aš negaliu vienu metu šnekėti ir krautis daiktų. Tai aš einu dėtis daiktus ir su jumis greičiausiai pasimatysim rytoj. Miegojau 2 valandas. Cielas 2. Kaip aš nusijungsiu mašinai važiuojant į priekį. Aš nusijungsiu mašinai, kuri važiuoja iki mašinos, su kuria važiuosim į priekį. Ai, ir dar bairis, ne bairis. Vakar vakare žiauriai gerklės skaudėt pradėjo, kas yra bele kaip lol. Nes šiandien Nidoj gan šalta ir mes būsim ant vandens ir aš tipo nelabai turiu kaip apsisaugot nuo peršalimo. Man rodos, mes būsim su hidro kostiumais, bet tipo vis tiek. O aš tik pradėjau jaustis geriau. Būtų žiauriai awesome net krist po vienos dienos. Atvažiavom į Nidą, esam dabar susirinkę visi visų rungčių ambasadoriai, tai kaip ir sakiau vakar, Baidarių rungties ambasadoriai esam aš ir Damke, tada dviračių rungties ambasadorius yra Omantas ir bėgs Demiko. Tai pradžiai Omantas važiuos su dviračiu, tada bėgs Demiko ir mes paskutiniai plauksim Baidarėm. Kai tik atvažiavom, ant tiek buvo visų rūkas ir jeigu tas rūkas iki galo neprasisklaidys, iki kol mes plauksim Baidarėm, turėtų žiauriai gražus kadrai gautis. 25 kilometrai su šitu monstru, gal netgi sakyčiau. Pastarąją kažkur valandą laiko buvom restorane, šiek tiek užkandom, pasišnekėjom apie ateinančius Red Bullio renginius ir šiaip dalykus, ką reikėjo susitart. Ir kadangi mes biškį užkandom, jau antrą kartą aš pradėjau virškint tą maistą ir mane toks mieguistumas paėmė, plus aš šiandien taip žiauriai mažai miegojus esu. Ir natūraliai gaunas, kad visas šitas reikalas šiek tiek vėluoja, tai mes pradžiai turėjom išplaukti ketvirtą greičiausiai nebeišplauksim, plauksim dar vėliau kokią 5, o dabar yra 1 valanda, tai taip aš galiu panepti. Ane? Bet čia kažkada visai neužilgo turėtų grįžti Omantas, tada man Deimantė paskambins. Deimantė tai yra mergytė, kuri dirbo su Red Bulliu. Jinai yra realiai Red Bullis. Ir aš tada kontaktuoju su Deimantė. Žodžiu, nu taip, tai man Deimantė paskambins, jeigu ką, nes jie ten, kiek žinau, visi paskui varys pietaut, bet tipo aš kaip ir pavalgius esu. Nu, žodžiu, nežinau, biški dabar toks šioks pasimetimas. Jo, tai aš tiesiog, manau, pakimarinsiu mašinai biški. Tipo, ne tai, kad miegosiu, bet tipo padėsiu galvą ir užsimerksiu. Ta prasme, lauke, bele koks vėjas, aš beveik praradau balsą, žiauriai skauda gerklę. Akivaizdu, kad aš telefoną su savim pasiimti negalėsiu, tai pabandysiu paprašyti kitų, kad šiek tiek pafilmuotų, nes mus seks kameros su laiveliu. Pažiūrėkit, kokios gražios spalvos mano termokostiumas. Čia dabar jį užsidėti, tai kosmosas bus. Kaip sekasi, viskas gerai? Jo, po truputį. Jau pavargau. Užsidėti termokostiumą turėtų būti atskira rungtis. Žiūrėkit, saulės. Mama, jeigu negrįšiu, spintelį salčių pirmam, vacokas padėtas. Tai pasimk. Išplaukė.